Nu ką šveitė. Aišku, intarp su Latvijos pusė. Važiavom pasigaudyti. Mato, žvejota, stipriai žvejota. Ekečių daug. Vietom tas ledas nelabai kaip atrodo, bet kur pravaikščiota. Bandysim patys prasivaikščioti. Varom pasigrėžiuoti ekečių. Ieškosim žuvies. Na, prisigrėžiuojame ekečiukių. Kolega sėdž. O, čia biškai giliai. Kolega jau sėdž gauda. Aš pradžiai bandau su blizgutę praeiti. Sugrįžom ten tiesiai vieną pusę ekečių. Matysim. Gal kažką rasim. Kadangi čia labai daug prigrėžiota, tai čia matosi kažkas buvo. Ar šeirė, ar kibo. Tai bandysim palaviruoti tarp tų ekečių, gal kažką rasim. Nu va. Pranaujas eketės einam su balansyru. Atsiprašom. Pirms ešeriuks. Lygtais buvo daugiau biškį prasmugiavimų. Tai gal ne taip aktyviai jam. Bet vaikštam čia, kur tas ledas nelabai taip maloniai atrodantis. Gyvlis ten nelabai skiria. 30-40 cm. Bet čia stipriai sekliau negu tenai. Stipriai sekliau. Ten vietom 2,5-3 metriukai. Ir daugiau. O čia iki metriuką. Nu, mes įsėdam su bemasalinė. Vėjas tikrai mums negelbė. Realiai net nežinau, kaip pasidėdėja, kad vėjas nepūstų. Nes kaip be pasidėdė, vis tiek viskas. Vis tiek iš viso pusių pučia. Tai sunku tas eketas patikrinti taip jau. Aišku, maža žylė dar. Uždėta drebint sunku. Ja. Greičiausiai, kad niekada daug nebus, nes jeigu daugiau kibimų nėra. Klausims, ar daugiau čia jų ir buvo. Po vienis. Ten vieną, čia vieną. Paleidžiam atgal šitą tagų gyven. Kuprius. Tagų auga. Einam dar. Vėjas tikrai nėra malonus. Tikrai nėra malonus vėjas. Ir po biškį, ko toliau, to daugiau įskyjų. Ten dugnas buvo, nebuvo. Buvo vis dėlto. Kad nekliudytų vėjas gaudyti čia yra. Turėjau atsigult prie eketės vos ne. O, turim kažką. O, vis dėlto va. Viens va. Didesnis, čiut negu anksčiau. Tai gal reiks apsigrėžiu čia, tada biškį daug aplinkui šitą. Pabandyt prasivalyti eketas, apvaiščiotą pagaudyti.
Na, viens jį. Balansyrą ir vežėliavo nereagavo. Šitą į balansyrą ir blizgutę nereagavo. Arba labai neaktyviai. Labai nuostolinė, va, jim. Pasigrėžiam kelias eketės aplinkui. Atsivarėm savo transportą, kad nereiktų tampytis visko paprastai. Pasibandom dar eketės ir mausim. Greičiausiai su balansyru praeit ten, kur prieš tai prasigrėžiojom. Nes kolega sakė irgi viskas. Kim, tik vieną eketį. Iškart gylė nėra. Nes mes ten, kur esam tokie kaip ir dalindų duobiai. Ir joje mums sukibo. Nu, okei. Čia irgi kažkas buvo, vadinas. Tai jeigu yra be masalinės, mes jį ir įsitraukiam. O jeigu nėra, tai ištrauks, jeigu nėra. Ir pirmų kelimų, jeigu jis aktyvus. Ir jų yra. O jeigu jau nėra, tai nėra. Bet šalia žolė buvo, nes krepštelė žolė. Viens. Nu, dryžiau. Dryžiai. Kaip po rūdo rats, trašų tikrai nėra malonu. Kaip čia taip atsisėst, kad aišku, reiktų atsiklaupti, prie eketės melstis viską. Kelių gaila. O su ankeliais nepatogu. Bet tada vėjas netrukdytų. Bet su be masalinė aš kažkaip, nežinau, nematau labai didelę. Aišku, man tas pravedims nėra idealus. Bet kad čia kartais jokio skirtumo, gali tiesiog kelti viršų. Bokstelį. Aišku, dabar gal per greitai. Kaip pirščiuką. O, ate. Ate. Buvo dalint. Tai vadinas buvo trečia šitą eketį. Vadinasi, jie nelabai tie tokie aktyvūs yra čia. Bet jeigu yra tokių, turi kažkur būti ir didesnių. Aišku, didesnė greičiausiai kažkur toliau. Ten, kur aš nelabai noriu lipti. Bet
bet kai nėra didelį aktyvumą, geriau tokie negu iš vis nieka. Rozumė visai neblogai. Viena kečiukai 4 ištraukiam, vienas ten toliau plaukia. Aš nemanau, kai jisai kibs. Kažkaip reikia taip dar rast tą poziciją, kad kur mažiau vėjas trukdytų. Kol kas iš vienos sekvietės čia jau daugiausiai bus pagautų šiandien, bent jau mano. Tai dar pabandysim grįžti gal čiut vėliau apie eketės. Ja. Nebe, tai nebe. Taip, mes turim šį čia eketę. Mes turim šį čia eketę, turim dar 3 ten eketės. Ir tada pro tas, kur kipo dar prašau, pabandysim dar kartą. Ir jeigu nieko, tas mažesnius paleisim, eisim į gylį. Nors galbūt reiktų gal čia daugiau pasiieškoti ekečių. Matysim, ką kolega gerą pagauna. Pračekinsim. Matau, kai jis vos ne taip pat čekė, tai jis vadinas. Kaip ir sakė, šerims irgi nepadėjo. Viskas realiai iš vienos eketės. Sakė. Tai ko jau padarysi. Tai va, pabėgom iš gylę, kadangi žiauriai pakilo vėjas, žiauriai nemalonu. Sėdom palei krantą, čia porą 3 metriukų nuo krantą. Tai sėdim su be masalinė, nu, turim raudelę, turim, dabar esame, balto žuvės turim kelis ešeriukus jau, tai bent tiek. Vis smagiau kai kim. Turim kelias ekečiukės, pasivaikščiosim, pasibandysim dar. Ir tiek. Kolega už nugario irgi su avižėlė gauda ant motyliaus. Irgi panašiai taip pat. Kelias šeriukai. Raudelės kelias. Vėjas čia tikrai ne iš pačių maloniausių ir ne iš tų, kur labai padedam čia. Bet jau nieko nepakeisi. Nu ką, va tokį mūsų žvybą. Paskutinėse eketėse dar pagavom kelias žuvis. Paleidžiam ešeriukus, kol visiškai nesušalė. Nors jie ten atšylė dar toliau gyvena. Bet šitie dar juda, pilnai funkcionuoja. Tai ką, turim, nu, beveik vėl 100 ekečių greičiausiai. Turim pagavę kelis didesnius ešeriukus. Tai va, baigęs mūsų žvejybą.
Leidome šeriukus, apsižiūrim, nieko nepalikom. Turim apie 100 ekečių. Kažkas plus minus. Žuvės didesnės taip ir neradom. Ką? Tai tvarkingai, nieko nepaliekam. Gražu, aišku, ten, kur norėjom žvejoti, labai nesaugiai atrodo, tai negaudėm. Kadangi kyl vėjas, neusitęsim. Tų valandų nedaug, bet nieko gera, nes vėjas kyl. Ir kuo toliau tuo stipresnis, tai tikrai nemalonu. O ką, baigėm išveitęs intarpą, kad ras įplaukties į Latviją. Kas žiūrėsit, pažiūrėsit, vakarykštę žvybą, jinai buvo neilga. Žuvies nedaug, ekečių irgi nedaug prispėjom prisigrėžioti, bet šiek tiek pasigavom. Tai ką, kol kas tiek, iki sekančio. Nu ką, viduris dienos žvyrdavė. Turim ekečių. Varom ieškoti žuvės. Kažkas buvo. Arba vėl žuvis. Buvo. Na, turim sušeryti. Tikrai neblogs. Čia daug apsigręžti tokių. Davės. O, tokie jau padoresni. Jau padoresni tokie. Maždaug mes praeitą kartą susigaudėm jas irgi. Tu iš karto jau čia grįžiūtis, kur praeitą kartą gaudėm. Bet jau. O. Pakeitėm vietą, prasigrėžėm eilę, biškį kečiukių, aplankė mumis tų ciklą, vietinis laksta. Ne, draugėlį. No, pabėgai, ne? Pabėgai iš namų, pabėgai. Šiodien. Taisim draugą. Da, ką parodytų, kur žuvis ir iš vis būtų gerai. Aišku, palakė viską. Tai va, praėjom paskutinės eketės, kur buvom įsigrėžę, kibimo nulis. Praėjom, kai atvažiavom, kur buvo žvejys įsigrėžęs eketės, kibimų nulis, kiek savo prasigrėžiavom irgi nieko gera. Tai pirmuose pragręžtuose eketėse 4 šeriukai,
Bandėm ir be masalinę praeit. Bandėm balansyrų praeit. Ant ko tai sukypa, ant ko tik tai ant blizgutės. Pakojamės, važiuojam namo ir bandysim sužvejot kažkurią dieną. Kažkurią dieną bandysim. Gal šeštadienis geresnis bus. Matysim, kada atgausim mašiną po remontą. Tai ką, kol kas tiek iki kitų žvejybų.